Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Jūs man komentaruose užmetėt tobulą idėją padaryti naują rubriką, kiek automobilis tarnauja ir kiek kainuoja jį eksploatuoti. Tai yra pats svarbiausias dalykas, kurį turite išsiaiškinti prieš pirkdami automobilį. Nes taip suprasit, ar jūs tarnausit automobiliui, ar jums automobilis tarnaus. Jeigu norit sužinoti apie savo automobilį, rašykite komentarus metus, markę, modelį, variklio turi kilovatus, daugiausiai susirinkęs dėmesio, bus padarytas video. Tai dabar daugiausiai susirinko dėmesio BMW F10 F11 facelift modelis, 2 litrai dizelis, 140 kW. Jis ėjo nuo 13 metų 10 mėnesio iki 17 metų. Varikliai laiko iki 500 000 gerom sąlygom. Didžiausia variklių lyga – užsikemšantis aušinimo radiatorius. Laiku išsiplausit aušinimo radiatorių, variklis laikys. Pavarų dėžės. Patikimos, gerai laiko, šrotė kainuoja 400 €, restauruot kainuos 2500 €. Retai, kada genda būna ant 400 ant 500 000 gerom sąlygom, bet jeigu netinkamai prižiūrima, suges ir anksčiau. Grandinės sustiprintos jau, laiko 300–400 000. Pakeitimas kainuoja 1000–1500 €. Pats variklis šrotė kainuoja 2000–2500 €. Kuro sistema taip pat silpna vieta. Jinai būna sugenda 180 000, 280 000. Tiesiog sėkmės jau reikalas čia iš tikrųjų yra. Kuro sistema kainuoja 1000 €. Pakeitimas 300–400. Tai vat, čia yra brangiausios ir skaudžiausios ligos šio modelio. Laukiu kitų modelių, balsuojam komentaruose. Iki.